parodoj pamatėm tas dailininkas ir kažkaip krito į akį, matėm daug lankstinukų, daug nuotraukų įgyvendintų objektų. Pasirodė kažkas tai naujo, modernaus, gražaus. Tai pradėjus projektavimo darbus kartu su architektu nusprendėm pasirinkti namo išorės fasadui būtent Cedralo dailininkas. Kiek aš žinau, garantija yra pačiai medžiagai, ne pačiai fibrocementiniai dailinti yra 50 metų, o dažam yra 10 metų. Jos yra atsparios lenkimui, taip pat turi pakankamai didelį atsparumą gniuždymui. Kalbame jau apie ilgaamžiškumą, ne kaip plastikinį 10-15 metų, bet jos ir 30 ir 40 metų išliks tokios pačios. Aš nenorėjau savo name turėti tinko, nes po kažkiek tai metų, ar po 5, ar po 10 metų tu turi grįžti prie namo fasado ir perdažinėti ar valyti. Tas pats yra su medžio dailylentėm, kad po eilės metų reikia grįžti, perdažinėti, gal po dar daugiau metų ir keisti net. Tai aš nenoriu dirbti namui, o namas turi dirbti mum. Technologijos tos pačios, tiesiog yra padengimo būdas kitoks. Tai kad jos neblūktų, išlaikytų, ten nereikėtų po 10 metų dažyti, po 20 keisti, renkasi fibrocementinės ir imituoja, kad tenais yra medis. Jos yra padengtos medžiagomis, kurios neįgeria vandens. Atsparumas šalčiui labai priklauso nuo to, ar drėgmė patenka į pačią medžiagą. Tai šitas medžiagas patenka minimalus drėgmės kiekis, dėl to atsparumas šalčiui yra pakankamai didelis šių medžiagų. Plastiko didžiausias minusas yra tai, kad jis neatsparus ultrafioletui. Po kurio laiko, paprastai 10-12 metų, plastikinės dailylentės pradeda raitytis, pradeda geltonuoti ir galų gale praranda savo prekinę išvaizdą. O Cedralo dailylentės jos išlieka iš esmės tokios pačios. Šitas fasado variantas yra visiškai apsaugotas nuo kritulių ir nuo ultrafioleto poveikio. Šios medžiagos yra ekologiškos, neišskiria į aplinką jokių kažkokių tai kenksmingų medžiagų. Išmontavus ir norint pastatą utilizuoti arba perstatyti, jas taip pat galima panaudoti kitų medžiagų gamybai. Jokių šalutinių produktų savo tarnavimo metu, nes tai yra cementas. Tai yra ko gero statiškiausia medžiaga, kurią mes galime įsivaizduoti. Tai ne mediena, kuri pūna, tai ne plastikas, kuris nuo ultrafioleto raitosi, ir tai ne polistirenas, kuris galų gale pradeda skleisti fenolį. Reaktyvūs plastikai jie neperdirbami, jie pagaminami ir viskas vienam kartui. Po to jie turi būti utilizuojami tik tai sąvartynuose. Esam tikrai patenkinti tiek vizualiai, tiek iš praktinės pusės. Man nereikia priežiūros jokios, labai lengva, jeigu apdulkėja nuplaut, naudojant paprastą vandenį.